Sveiki, gerbėmieji valstybės žmonės. Su jumis sveikinusi aš, vienintelis teisėtas Lietuvos prezidentas tremtyje Alfonsas Norvaišas Kazio. Šiandien Gabrielius Landsbergis jau laksto ieškodamas pritarimo, kad būtų priverstinai įmami šauktiniai į armiją. Na, gal ir gerai, mums paruoš pastiprinimą, nes jei Lietuvos armijos generolas nereaguos į mūsų kreipimąsi, tai armiją perimsime mes. Bet šiandien daug nenoriu kalbėti, noriu tik pakviesti žmonės, nukentėjusius nuo Landsbergino. Susimeskime ir atimkime viską iš Landsbergių, kaip jie atėmė iš mūsų. Ir ant galo nušausime ar pakarsime viešai, matant visam pasauliui. Tuo parodysime ir kitoms valstybėms, kad jei peržengi žmogiškąją ribą, tada ateina pabaiga. Žmonės, karui susimetėte tiek daug pinigų, negi Lietuvos valstybės laisvės atsiėmimui negalime visi susimesti ir padėti tašką. Visi akivaizdžiai matote, kaip jie blokuoja mano skleidžiamą tiesą. Prašau, padėkite visais įmanomais būdais. Dabar kaip niekad mums reikalingas stiprus palaikymas. Aš nenoriu daug plepėti, bet arba dabar, arba nekados. Atminkite, jokios partijos ar kitokie judėjimai jūsų neišgelbės nuo teroristų. Tai galime padaryti tik mes patys, bendromis jėgomis. Tai šiandien tiek, te padeda mums Dievas, viso gero.